Labą dieną. Labai ačiū už pristatymą. Iš tikrųjų, toks labai įdomus pusdienis buvo, galvoju, irgi tikrai su dideliu susidomėjimu klausiau ir kolegų, kurie pristatinėjo. O aš šiandieną noriu pasidalinti apie Raudonojo kryžiaus patirtį darbuose su užsieniečiais. Ir iš tikrųjų galvojau, kad tiek daug yra ką papasakoti, tai pasistengsiu kažkaip tai, na taip koncentruotai, trumpai. Ir paskui, jeigu bus kokių klausimų, galėsite užduoti, ar galbūt norėsite apie ką nors išsamiau pakalbėti, visada galima parašyti. Taip, tai kaip mane pristatė, esu Gintarė ir Raudonajame kryžiuje dirbu 7 metus. Ir iš tikrųjų į kryžių atėjau kaip savanorė, atėjau būtent į integracijos programą, taip kažkaip tuo metu atrodė labai įdomi sritis, labai norėjau sužinoti daugiau, atėjau. Ir nuo tos savanorystės taip gavosi, kad tapau ir darbuotoja ir va toksai tas kelias įvyko. Ir mano atsakomybė šiuo metu Raudonajame kryžiuje, tai aš esu atsakinga už atvejo vadybos veiklą. Ir per tuos visus, kaip sakyt, metus, ar ne, integracijos programa iš viso kryžiuje yra veikianti beveik 30 metų, bet tikrai ne visus tuos metus buvo taikoma atvejo vadyba, nes šiandien toksai yra akcentas mūsų pranešimų, ar ne, atvejo vadybininko vaidmuo. Tai ne visus 30 metų, aš taip iš tikrųjų pagalvojus, paskaičiavau, kad maždaug nuo 2020 metų mes taikome atvejo vadybą. Iki tol, kas vyko integracijos programoje, tai jinai prasidėjo nuo teisinių konsultacijų ir aišku, kalbant apie visus metus, įvairių etapų buvo. Buvo ir centrų darbas, tokių integracijos centrų, socialinės konsultacijos, kaip minėjau, teisininko pagalba, ir kitų veiklų. Ir tai priklauso taip pat ir nuo projektų, kadangi yra įvairiais etapais, kartais gauname paramą, tarkim, susiklošius tam tikrom situacijom ar atvykus tam tikrai grupiai žmonių ir panašiai. Šiuo metu, ką turime šiandieną, tai šiandieną turime šioje veikloje 13 kolegų. 13 kolegų, kurie dirba įvairiuose miestuose Lietuvoje. Ir aš iš tikrųjų šiandien pavadinau taip savo pranešimą, kad nuo krizės iki integracijos. Tai iš tikrųjų galvojant apie tai, kad žmonės atvyksta ir netikėtai, ir planuotai, ir visai, bet iš tikrųjų paprastai jie visi yra kažkokioje situacijoje sudėtingoj, krizėj, šoke ir patyrę įvairius išgyvenimus. Ir tai yra toksai, aš taip galvoju, palydėjimas į tą integraciją. Jeigu žmogus planuoja liktis Lietuvoje ir tai yra jo saugi šalis, jo ateitis ir taip ją mato. Ir šiandieną, kaip minėjau, norėčiau pasidalinti daugiau apie kryžiaus patirtį. Ir labai trumpai prieš pradedant šiek tiek tokio konteksto, kad iš tikrųjų Raudonasis kryžius yra nevyriausybinė organizacija, humanitarinė, ir jinai yra vienijanti 191 šalį, tai yra toksai tarptautinis judėjimas ir veikianti daugiau nei 150 metų. Ir pagrindinis principas, kuom vadovaujasi kryžius, tai yra tokie galbūt ir žinomi 7 principai, tai yra humaniškumas, nešališkumas, neutralumas, nepriklausomumas, savanoriškumas, vienovė ir universalumas. Ir mūsų darbe mes vadovaujamės šiais principais. Aš daugiau, aišku, nedetalizuosiu dabar, nes tiesiog papasakosiu daugiau apie mūsų darbą su integracija. Ir kaip minėjau, atvejo vadybos modelį mes pradėjome taikyti 2020 metais ir pati pradžia buvo susijusi su valstybinė integracijos programa.
Nes mes kaip Kryžius esame partneriai, tuo metu buvo pabėgėlių priėmimo centras, dabar prieglobsčio ir integracijos agentūra, tai yra PIA, tai mes esame jų partneriai ir įgyvendiname valstybinę integracijos programą. Tai reiškia, kad na, kai atvyksta žmogus į Lietuvą, jisai gauna prieglobstį ar ne, ir jis yra na, pakviečiamas dalyvauti integracijos programoje ir mes to žmonės na, gauname dirbti su jais. Ir būtent su jais yra sudaromas planas, aptariamos įvairios integracijos priemonės ir tas planas yra vertinamas kas 6 mėnesiai šioje programoje ir, na, galime taip netgi sakyti, skaičiuojami balais pasiekti tikslai, na, yra tam tikra vertinimo sistema ir kas 6 mėnesiai peržiūrima ir na, nusprendžiama, ar toliau pratęsti, ar kokie tikslai, galbūt kažkokios rekomendacijos žmogui ir panašiai. Ir nuo mūsų, na, šios, sakysime, pradžios darbo su šia programa, šioje programoje dalyvavo asmenys iš Sirijos, Afganistano, Afrikos šalių, Tadžikistano. Taip pat, pavyzdžiui, esame turėję lietuvių kilmės asmenų iš Venesuelos, buvo toks etapas, ar ne, lietuvių kilmės asmenų iš Ukrainos, čia daugiau kalbam apie 2014 metus, taip. Tai čia aš tokį vadinu, kad tai yra tarsi tokios kaip atvejo vadybos pirmasis etapas. Aš taip savo įvardinau. O antrasis etapas jau susijęs labiau su tuo, kad po 2022 metų na, atvyko asmenys iš Ukrainos ir mes na, irgi bendradarbiavom su jungtinėmis tautomis ir dirbome su asmenim iš Ukrainos ir ypač pažeidžiamiem žmonėm. Taip pat buvo sudaromi pagalbos planai, taikomas atvejo vadybos modelis. Ir vyko toksai darbas. O trečiasis etapas, aš gal sakyčiau, yra dabar. Taip, be abejo, valstybinė integracijos programa visada buvo, taip ir dabar yra. O trečiasis etapas gal labiau siečiau dabar prieš keliarius mėnesius. Mes taip vadinam, kad yra startavę savivaldybių projektai, bet jie taip vadinasi užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse. Ir mes irgi dirbame su keliais projektais, kur taip pat šis modelis yra taikomas su ypač pažeidžiamais užsieniečiais ir irgi sudaromas planas ir dirbama. Ir girdėjote dabar mane minint, kad užsienio kilmės Lietuvos gyventojas, ar ne, šitaip užrašiau, kas iš tikrųjų yra tas užsienio kilmės Lietuvos gyventojas. Šiaip iš tikrųjų savoka pati tai tikrai labai plati ir čia ją įvedė irgi PIA, dabar ir na, ypač yra minima ir, ta prasme, ir jokia informacija savo pateikia ir sociokultūrinio įvado kurse yra minima, kad užsienio kilmės Lietuvos gyventojas. Bet jeigu galvočiau aš, su kuo Kryžius labiausiai dirba taikydamas atvejo vadybos modelį, tai aš savo taip pagalvojau, kad galima sakyti, galbūt yra tokios kaip ir dvi grupės žmonių. Viena grupė yra žmonės, kurie, na, sakysim, intencijų turėjo atvykti į Lietuvą, planavo gal šiek tiek, tai mes kalbėtume apie studentus, pavyzdžiui, rinkosi studijų programą, Erasmus Plus studijų programos dalyviai atvyksta ar ne, arba žmonės dėl darbo, dėl šeimos, tai yra išteka, veda ir panašiai. Tai čia yra toks truputį vis tiek motyvas, kažkoks apmąstymas, pasiplanavimas, bet yra dar viena grupė žmonių, aš taip ją galbūt absoliutinu, bet aš taip gal pavadinčiau, kur žmogus neplanavo jis atvykti į Lietuvą, taip jau atsitiko. O atsitiko taip, kad arba jisai pats tą pasienį pasiekė, arba jisai buvo perkeltas. Mes turėjome irgi asmenų, kurie buvo perkelti iš Graikijos, Italijos, Maltos pabėgėlių stovyklų, ar ne? Ir arba, pavyzdžiui, asmenys iš Ukrainos, kur Lietuva nėra toli nuo Ukrainos ir atvyksta į ją. Tai šiai grupiai, kurie, kaip aš sakau, tikrai neplanavo, galbūt nesitikėjo būtent na, Lietuvoje, ar ne, sustoti, taip galima sakyti, tai jai, aš sakyčiau, kad su ja na, sunkiausia grupė ir labiausiai reikalinga iš tikrųjų atvejo vadyba. Ir
kalbant apie užsienio kilmės Lietuvos gyventoją ir, na, galvojant apie paslaugas, pagalbą jam ar ne, tai yra iš tikrųjų svarbu paminėti, kad tai, kokias teises Lietuvoje turi tam tikras užsienietis bei kokiomis paslaugomis jis gali naudotis, didžiąja dalimi priklauso nuo to, kokiu pagrindu šiam žmogui leista gyventi Lietuvoje, tai yra jo teisinio statuso. Tai jeigu susidurite savo darbe su užsieniečiais, tai turbūt esate na, pastebėję, kad taip yra labai svarbu, kokį dokumentą žmogus turi, kokį teisinį statusą, nes nuo to tikrai paslaugos gali skirtis, ar kaip pagalbą organizuoti, ką žmogus galėtų daryti, gauti ir panašiai. Ir be abejo, statusas gali keistis. Jisai gali keistis, nes, tarkim, žmogus atvyko ir gavo laikinąją apsaugą ar ne, po to, tarkim, galbūt teikė prašymą ir gavo leidimą gyventi darbo pagrindu ir panašiai. Tai yra tokia, na, kaip pasakyčiau, toks, jeigu atvyko žmogus, mes visą laiką žiūrim, kokį dokumentą turi, ką mes galėsim padaryti ir kas toliau bus. Tai čia šitos žinios tikrai labai praverčia. Jeigu kam būtų įdomu, Raudonojo kryžiaus puslapy yra prie dokumentų toksai metodinis leidinys savivaldybių darbuotojams. Jeigu būtų įdomu, galite susirasti, pasižiūrėti, ten yra apie teisinius statusus parašyta su nuotraukom ir mūsų teisininkas tą informaciją ten parašė, sudarė ir tikrai visai vertinga ir naudinga žinoti. Ir kalbant toliau apie darbą su užsieniečiu, aš įdėjau tokias, na, tai gali būti vienas variantas, ar ne, tokia interpretacija integracijos, galbūt nebūtinai, kad tai yra vienintelis teisingas, tai yra tikrai visada diskusija, mes žinom, kaip, tarkim, įstatymai yra parašyta ir panašiai, bet čia yra tokia, na, kartais visai padeda pamastyti, tai su kuo mes dirbame, nuo ko pradedame, galbūt ko siekiame. Tai aš šią lentelę norėjau pasidalinti, kad kur yra ryškesnė spalva, funkcinė integracija, čia visada yra mūsų tas fokusas ir tie pirminiai žingsniai vyksta būtent čia. Na, funkcinė integracija pati sako apie save, kad tai yra, na, pagrindiniai dalykai, bazė, tai, kad žmogus galėtų funkcionuoti, ką mes gyvendami Lietuvoje paprastai turime ir čia įeina tokie, na, rekomenduojama, kad šis sąrašas galėtų būti sudarytas iš 7 tokių sudedamųjų dalių, tos integracijos priemonės, ar ne, tai yra užimtumas, kalba, švietimas, būstas, sveikata, tiek fizinė, tiek psichinė be abejo, kultūrinė orientacija ir šeimų susijungimas. Šeimų susijungimas čia yra tokia irgi specifinė, iš tikrųjų išskirtinė Raudonojo kryžiaus veikla, kada būna kartais, kad žmonės kelionėje pasimeta, būna, kad yra ieškoma pasimetusių artimųjų, būna ir mirusių ieškoma ir panašiai. Tai yra tokia veikla, bet dažniausiai, kai pas mus atkeliauja žmonės, jeigu jie sako, kad, na, liko mano galbūt vaikai, galbūt vyras, žmona ir panašiai kažkur kitoje šalyje, gali tai būti, na, tiesiog žmogui labai svarbu įtakoti jo tolimesnius veiksmus, mąstymą jo, nes be abejo jam rūpi jo šeima, tai yra tikrai tokia, na, labai svarbi dalis. Ir jeigu visa tai, ką aš paminėjau, ta tokia funkcinė integracijos toksai kaip stadija, galima sakyti, tai be abejo galima žengti žingsnį į priekį ir, na, taip yra tokia vadinama moralinė integracija, ar ne? Tai čia yra daugiau kalba apie bendruomenę. Gal tai būtų etninė bendruomenė, gal miesto bendruomenė, gal mieste žmogus tikrai gali surasti ir save, ir bendraminčių, gal kitokios bendruomenės gali būti pagal pomėgius, pagal šeimyninį statusą. Tai mes turime irgi tokį bendruomenių įtraukimo veiklą, kur tikrai su tuo stipriai dirba, bet šiandien mes apie tai detaliau nekalbėsim. Na ir trečiasis etapas, taip vadinama ekspresyvioji integracija. Galėtų taip vadintis, tai yra, trumpai sakant, žmogaus savirealizacija bendruomenė, ten, kur jisai gyvena, ar ne, ir vat jaučiasi, kad, tarkim, save yra realizavęs ir panašiai.
galvojant apie laiką, tai čia tikrai nėra kažkokio laiko, kad, pavyzdžiui, funkcinė integracija būtų 1 metai, po to ten, tarkim, po 1 metų jau moralinė tarsi prasideda. Tai yra labai individualus dalykas, dar aš vėliau truputį prie to grįšiu. Ir kaip minėjau, kad ši lentelė tokiam truputį, na, sakysim, diskusijai galėtų būti skirta, nes nebūtinai viskas taip, kaip parašyta, nes gali žmogus būna, kad tikrai tokių, kur kažko dar galbūt iš funkcinės nepadaryta, bet žmogus labai rodo iniciatyvą ir integruojasi į miesto bendruomenę ir panašiai. Tai va, tokia idėja truputį pamastymui. Ir toliau, ką norėčiau akcentuoti atvejo vadybininko darbe su užsienio kilmės Lietuvos gyventojais, tai yra tiesiog aš išrinkau tokius kelis momentus, kuriuos paminėsiu, pasistengsiu trumpai, jeigu irgi būtų įdomu, tikrai galima apie tai rasti informacijos, bet tai yra tiesiog specifiška ir svarbu dirbant su užsieniečiais. Ir pirmasis va toks momentas yra, na, toksai terminas priverstinio perkelimo trauma. Ir aš įkėliau irgi tokį, čia pasidalinsiu, įkėliau tokį paveiksliuką, čia iš tikrųjų, aš išverčiau, čia buvo anglų kalba parašyta, kas tai yra, čia labai daug teksto, bet tiesiog įsivaizdavimui, kas slypi už tų, čia tokie vaizduojami 3 etapai. Ir iš tikrųjų ta priverstinio perkelimo trauma naudojama apibūdinti pabėgėlių ir migrantų stresorius, bėgant nuo persekiojimo, smurto ir per 3 tokius etapus vykimą į tą saugią šalį. Tai pirmasis tas etapas, galima būtų taip įskirti patirtis iki išvykimo. Iš tikrųjų labai irgi svarbu, kas vyksta, iš kokio konteksto, iš kokios aplinkos žmogus atvyksta. Tai va tos patirtis iki išvykimo, ir čia daug iš tikrųjų variantų galima pasižiūrėti. Gali būti kankinimai, gali būti, kad žmogus yra smurto liudininkas, gali būti, kad kažko netekęs ir panašiai, tikrai labai didelė įvairovė. Antrasis etapas yra laikomas, kad jau žmogus paliko savo kilmės šalį ir patirtis išvykus, arba taip vadinamas laikinas apgyvendinimas. Gali būti, kad keliose šalyse būna žmonės pagyvena, aš irgi kiek esu bendravusi, tai būna tikrai ir keliose šalyse keliauja, gyvena, dirba ar nedirba, visko būna, kartais keliauja ir kitokiais būdais, bet tai yra, na, toks irgi labai, gal sakyčiau, ir nesaugus toks etapas, visko gali būti. Ir nežinomybė, ir sulaikymas, ir slapstymasis, ir tikrai labai didelis pažeidžiamumas. Ir trečiasis etapas, kartais gal atrodo, kad žmonės atvyko jau galima sakyti, tą prieglobsčio šalį ar ne, kur tarsi saugi šalis būtų, bet tai tuom nesibaigia viskas. Kartais žmonės labai džiaugiasi, atrodytų, kad jau tikrai čia sėkmė didžiulė, bet realybė yra tokia, kad tikrai susiduriama su įvairiomis patirtimis pradėjus gyventi naujoje šalyje, ir čia, manau, atvejo vadybininko vaidmuo tikrai irgi yra labai svarbus, jeigu jisai, na, pas jį ateina toksai žmogus ar ne, planas sudaromas, pradedama su juo dirbti, tai šiame etape irgi visko yra tapatybės vaidmenų praradimas ar ne, yra lūkesčiai, kur tikrai žmogus neįsivaizduoja, į kokią šalį atvyko, kaip čia bus. Arba, pavyzdžiui, dabar turime situaciją, asmenys iš Ukrainos, yra dalis žmonių, kurie kūrė savo gyvenimą, čia stengiasi, nežinau, dirba, mokosi kalbą ir panašiai. Yra žmonių, kurie laukia dar grįžti namo. Ir na, įvairių iš tikrųjų patirčių, ir tikrai būna, pavyzdžiui, tokių netgi praradimų, kur žmogus, pavyzdžiui, savo šalyje turėjo kažkokį statusą, bet taip atsitiko, kad, na, susiklostė, tarkim, karas galbūt prasidėjo. Aš, pavyzdžiui, esu turėjusi atvejį, kur, na, atvyko jauna moteris ir jinai pasakojo, kad sako, aš gyvenau savo šalyje, aš turėjau tarnus. Ir tiesiog jinai atvykusi negali tam tikrų dalykų padaryti, nes jinai nemoka jų, tiesiog jinai taip yra gyvenusi ir ten, ir tikrai ir išsilavinimą įgijusi ir panašiai, bet va tie tokie
paprasti buitiniai dalykai. Tai va, tai čia visko yra daug ir tai yra svarbu turėti minty ir turėti minty, kad taip gali būti, tikrai su žmogum galima ir pasikalbėti tiek, kiek žmogus nori kalbėtis, bet tai yra svarbu žinoti, kad tai yra, ne tik tai ar viena kažkokia kelionė, ar labai kažkoks tai trumpas etapas, bet tai gali būti tikrai daugybė įvairių patirčių skirtingais etapais. Toliau, kas irgi toks, momentas, kuris irgi šiame būtent specifiniam darbe toksai svarbus yra, tai yra kultūrinė kompetencija. Trumpai sakant, kultūrinė kompetencija tai yra gebėjimas vertinti ir interpretuoti kultūrą kitą. Ir tai iš tikrųjų taip pat svarbi labai darbo dalis, nes tada mes galime ir geriau pažinti žmogų, su kuriuo ar ne bendravom, jo patirtis, pasitikėjimą kurti ar atkurti jį ir be abejo organizuoti efektyvesnę pagalbą ar tinkamą pagalbą. Ir mes tikrai sutiksite tikriausiai su manim, kad mes visi turime įvairių nuostatų, tai tiesiog to neišvengsi, taip yra ar ne, bet ką mes su jomis darome, kiek mes tai atpažįstame ar ne, dirbame su tuo ir panašiai ir esame atviresni pažinti tą kitą kultūrą arba tiesiog tikrai empatiškai veikti, empatiškai galvoti, kaip tas kitas žmogus, iš ko jis atvykęs, kaip jis mąsto ir panašiai. Jeigu truputėlį praplečiant apie kultūrą, kas turima minty, ar ne, kas yra ta kultūra, tai jeigu mes šiandien kalbam apie užsieniečius, tai mes kalbėtume apie kultūrą kaip tam tikrų reikšmių, simbolių ir vertybių sistemą, kurią sąmoningai ar nesąmoningai priima žmogus ar jų grupė. Ir tai būtų, jeigu taip visiškai praktiškai pažiūrėjus, tai gali būti išmoktos charakteringos elgsenos, gyvenimo būdo visuma, tai, ką žmonės galvoja, sako, daro, kodėl taip elgiasi ar ne. Nuostatų ir jausmų sistema, kaip minėjau, mes visi turime savo ar ne. Ir gali būti perdodama vienas kitam iš kartos į kartą, tai gal tokios net ir galėtume sakyti kaip ir tradicijos, ar ne? Taip, tai yra tikrai svarbu irgi apie tai pagalvoti, nes kokios rizikos būtų, jeigu mes tai, gal taip sakyčiau, ignoruotume arba nežinome, ar ne, arba net pažįstame. Tai žmogus gali jaustis negerbiamas, gali įvykti toksai tikrai ir nesusikalbėjimų gali būti, tiesiog mes turime galbūt skirtingus suvokimus, nuomonę apie tam tikrus dalykus, gali būti nepritaikytos paslaugos, pagalba, neišgirsti, neatliepti poreikiai, gal turi žmogus kažkokių specifinių. Bet galvojant apie tai, ko taip pat nereikėtų pamiršti, kad žmogus gali būti tipiškas savo kultūrai, o gali būti ir visai netipiškas ir unikalus. Iš tikrųjų, ir čia taip, kiek man tekę irgi klausyti įvairių mokymų, labai įstrigęs vienas pasakymas, sako, jeigu sutikote, tarkim, kokios nors vienos šalies, pavyzdžiui, iš Sirijos atvykusi žmogų, tai nereiškia, kad jau mes su juo pabendravę tikrai žinome apie Siriją. Arba jeigu sutikome 50 sirų, tai irgi tikrai nereiškia, kad mes žinome apie Siriją. Tai čia toksai momentas, kur būkime atviri, žmonės ir įvairiose, kaip pasakyti, priklauso įvairiom ir etniniam grupėm, kad ir būna atvyko iš Sirijos, bet jis yra Sirijos kurdas, gal yra dar kažkas tai kitaip. Tokių visokių niuansų arba gal netgi žmogus kaip ir tarp kelių kultūrų gyvena savo šalyje, ko yra, pavyzdžiui, ir Ukrainoje žmonių įvairių atvyksta. Ir kalbant apie kultūrinę kompetenciją, būtų galima visada pagalvoti, jeigu jūs tokių žmonių turite, jūsų tokia tikslinė grupė yra, kad ir pačią informaciją apie tai, galbūt ką jūs darote, su kuo jūs dirbate, kad jinai irgi turėtų tiek kalbinių požiūrių pateikiama, kaip sako, kultūriškai jautriai ir tinkami terminai ar sąvokos naudojamos. Tai tai tokia idėja. Ir kitą skaidrę tokią turiu, aš detaliai neskaitysiu, bet čia toksai yra, gal man patikė tokia savirefleksija, kaip aš sakau, tai yra 6 tarpkultūrinio jautrumo vystymosi žingsniai, tai galima tikrai pagalvoti apie save,
kur aš esu, gal aš gebu atpažinti tam tikrus kultūrinius skirtumus, bet kaip aš juos priimu, kaip aš juos vertinu. Va, pavyzdžiui, yra toks irgi momentas, kur galbūt tam tikros kultūros yra numenkinamos arba savoji numenkinama prieš kitas ir panašiai. Na, yra tokie čia kaip ir žingsniai ir tokie na, mąstysenos, ar ne, taip pavadinkim. Tai va, tai įdomu toks savirefleksijai ir kaip man sekasi, gal pradžioje aš mažiau apie tai galvoju, o vėliau gebu daugiau atpažinti ir tam tikrus sprendimus priimti, galbūt, kaip minėjau, teikiant paslaugas kažką ir integruoti, kažką atsižvelgti, įtraukti į komandą kažkokį tai specialistą, pavyzdžiui. Tai va, tai čia toks yra savirefleksijai. Kitas irgi nemažiau svarbus irgi elementas, ar ne, tai yra vertėjas, nes tikrai yra įvairių situacijų, kad na, labai reikia iš tikrųjų to vertėjo. Ir gero vertėjo, ar ne, profesionalaus, ne tik tai, nes tikrai yra populiaru, mes tikrai sutiksite, kad yra visokių programėlių susikalbėjimų ir visa kita, bet programėlės tikrai neatstovas tikro profesionalaus vertėjo. Ir čia gal būtų kas svarbu, kad jeigu matome, kad nėra tos tarpinės kalbos su žmogum susikalbėti, arba, pavyzdžiui, galbūt jūs kalbate kaip na, specialistas, paimsim, tarkim, rusų kalbą, bet žmogus kalba labai silpnai, tai tikrai reikėtų na, pagalvoti apie vertėją. Idealiausia, kad tai būtų žmogaus gimtąja kalba kalbantis žmogus. Ir šiaip apie patirtis pačių vertėjų mes tikrai esame turėję tokių ir labai retų kalbų atstovų, gal taip pavadinkime, pavyzdžiui, kaip tigrajų kalba ar ne. Ir yra mums pasisekę, nes esame Lietuvoje vieną studentę radę, kuri kalbėjo šią kalbą. Ir jinai mums pagelbėjo tikrai ne vienerius metus. Tačiau yra netgi tokia taikoma praktika, kad jeigu neišeina rasti tokio vertėjo, kokio jums reikia, gal tikrai labai kažkokių retų dialektų kartais būna, tai yra tokia praktika, kad užsienį randamas jisai yra ir tada vyksta vertimas telefonu, tiesiog jam yra skambinama į kitą šalį, kai reikia, ir jisai, arba galbūt video skambutis gali būti, bet gali būti ir tokių dalykų, kai nėra tiesiog labai galbūt tos retos kalbos ir panašiai. O šiaip darbe su vertėju, kas yra labai svarbu, kad be abejo jisai turėtų ir konfidencialumo įsipareigojimą būti pasirašęs ir jisai, na, kaip pasakyti, darbuotojas, kuris pasitelkia vertėją savo darbe, tai jisai ne tai, kad su juo bendrauja, bet be abejo su užsieniečiu, kuriam teikia informaciją, o vertėjas tai yra tas, kuris tiesiog išverčia, jisai nekomentuoja, jisai neaiškina, jeigu žmogus turi klausimų, jisai tą klausimą iškelia, bet jį atsako darbuotojas, tikrai ne vertėjas. Jis turėtų tiesiog versti. Dar esame tokią praktiką irgi turėję su vertėjais, kad mes esame darę, kad kartais pasikalbam su vertėju ir prieš susitikimą su užsieniečiu. Galbūt yra kažkokių specifinių temų. Pavyzdžiui, aš esu turėjus situaciją, kur reikėjo pranešti žmogui apie diagnozę. Tiesiog žmogui buvo diagnozuota onkologinė liga. Ir vertėjas irgi be abejo yra žmogus, labai sureagavo, kaip žmogus reaguos ir panašiai. Ir aš sakiau, tai jau mano atsakomybė, kokią aš informaciją sakysiu, kaip ją sakysiu, tiesiog, kad na, išversti. Tai yra irgi, na, tiesiog tokie momentai visai kartais naudinga, arba, pavyzdžiui, po susitikimo, tokia truputį grįžtamojo ryšio, truputį pasikalbėti, irgi esame tokią praktiką darę, galbūt kažką aptarti, galbūt kažką apie ateitį pakalbėti, gal kažkokių pastabų turime. Tai visai yra irgi, na, toksai geras dalykas. Taip, tai vertėjas. Toliau dar yra kultūrinis mediatorius. Irgi labai vertinga pasitelkti irgi susikalbėjimui, paslaugų organizavimui ir panašiai. Kultūrinis mediatorius kuom skiriasi nuo vertėjo? Vertėjas, kaip priminėjau, jeigu mes kalbam, kad tai yra grynas vertėjas, tai verčia tekstą
ką pasakė darbuotojas, jis išvertė ar informaciją kažkokią, ar galbūt gydymo įstaigoje, ar kažkur tai. Kultūrinis mediatorius šiuo atveju jis yra tam, kad, na tai paprastai sakant, kad padeda sujungti skirtingas kultūras, jisai paaiškina kultūrą, gal kažkokias tai normas, gal kažkokias rizikas gali įvertinti. Ir šiuo atveju kultūrinis mediatorius turėtų būti, jis nėra, kad jeigu mes kalbame su užsieniečiu, ne, jis nėra nei užsieniečio pusėje, nei, pavadinkim taip, Lietuvos sistemos galbūt pusėje. Jis turėtų būti tarp. Tai reiškia, kad jisai gali tiek, tarkim, jeigu aš esu socialinis darbuotojas, ne, socialinė darbuotoja, jis gali ir man pasakyti tam tikrų galbūt patarimų, pastebėjimų, kaip ir sakiau, tam tikras rizikas galbūt įvardinti, ar kažką paaiškinti, kodėl vyksta tam tikri dalykai. Lygiai taip pat ir užsieniečiui. Pavyzdžiui, buvę tokių tikrai situacijų, kada mes pasitelkėm žmogų, nes tiesiog pokalbis vyko apie tai, apie įvairias institucijas ir mums kultūrinis mediatorius pasakė, kad šio žmogaus kilmės šalyje tokių institucijų nėra ir jisai tiesiog nesupras, ką jūs papasakosite ten apie atsakomybės, ką mes toliau dirbsim, ką mes toliau darysim. Tai buvo mums pasakyta, turėkit minty, kad tikrai nebūsite suprasti, reikia, na, tiesiog pergalvoti, kaip tai bus komunikuojama. Na ir įvairių kitų dalykų ir gali, aišku, autoritetą turėti žmogaus akyse kultūrinis mediatorius. Ir gali būti kultūrinis mediatorius ir vertėjas du viename. Jisai gali ir versti, ir na, kaip mes sakom, padėti susikalbėti tarp kultūrų. Taip, tai va, tai tokia ir tikrai yra irgi tokių praktikų, mes irgi tą patį esame darę, mes esame turėję darbuotojus, kurie yra ir socialiniai darbuotojai, ir kultūriniai mediatoriai, bet tai yra labai svarbu, kad tai neturėtų būti ką tik atvykęs žmogus, pavyzdžiui, jis vis tiek turi žinoti tą Lietuvos sistemą, kaip minėjau, kad jis yra tarp, tai esame ir kolegų turėję, kaip kolegų, ir pasitelkę tikrai savo darbe įvairiose situacijose ir tikrai labai vertinga. Dar vienas momentas tai yra tarpkultūrinis konfliktas. Aišku, patys žodžiai, manau, kad kalba už save. Tai yra, na, tarp kultūrų įvykęs konfliktas, galbūt įvykstantis, galim taip galvoti. Tai yra nesutarimai kylantis dėl tiesiog skirtingų kultūrinių vertybių, normų, gal bendravimo stilių, kažkokių įsitikinimų. Tiesiog yra tam tikros skirtybės, kurios tikrai daro įtaką. Pavyzdžiai praktikoje galėtų būti, kad tai yra ir vaikų auklėjimas, pavyzdžiui, skirtingos kultūros skirtingai auklėja vaikus ir skirtingai supranta, kas yra priimtina, nepriimtina ar ne, lyčių vaidmenys. Gali būti šeimos sprendimų priėmimas, kartais yra tokių situacijų, kur gal tu kažkokį sprendimą, tarkim, yra suaugusi galbūt dukra, bet jinai jokio sprendimo nepriims, kol su šeima nesusitars, tada ten, tarkim, procesai įvairių stringa ir panašiai. Na, tiesiog įvairių gali būti situacijų. Bendravimo stilius irgi gali būna tikrai taip, kad žmonės vieniši yra ir jie na tikrai tokius lūkesčius, kaip pasakyti, ištransliuoja, kad tu esi jų draugas galbūt ir panašiai. Tai tokių visokių įvairių niuansų arba religiniai įsitikinimai. Tikrai gali būti jie tokie, na kaip pasakyti, skirtingi. Požiūris į institucijas, pavyzdžiui. Mums taip yra, kada sakė, irgi toks prisiminimas išlikęs, kad žmonės, kurie atvyksta iš tokių, na, šalių, kuriuose tikrai daug galbūt korupcijos, galbūt valdžioje vyksta įvairūs na, perversmai, judėjimai, nepasitikima valdžia, tai būna dažnai, kad atvyksta, pavyzdžiui, Lietuvą ir tiesiog atsineša tą savo patirtį ir jiem atrodo, kad jeigu mes kažkur eisim, kažką spręsim, darysim, tai iš karto, na, kelia nepasitikėjimą, nes tokią patirtį žmogus turi. Ir taip, ir norint, na, išvengti arba gal įvyko tas konfliktas ir galima tikrai kažkaip, na, spręsti, tai tikrai šioje vietoje, kaip ir minėjau, kultūriniai mediatoriai, vertėjai tikrai labai pasitarnauja padėti suprasti vieni kitus ir, na, sprendimas būtų be abejo ieškoti to sprendimo kartu, to viduriuko. Ir aš kaip visą laiką kolegoms sakau, kad kartais tikrai atrodo, pradedi gilintis galbūt į kitą kultūrą, bet mums yra svarbu
nesvarbu, kokie įstatymai yra ir Lietuvoje, tai yra irgi mūsų bazė, kuo mes turime vadovautis, tai taip, tai yra svarbu ir tada ieškome kažkaip tai sprendimų. Dar tikrai su tarpkultūriniais konfliktais, jeigu kažkokių vat, situacijų yra ir panašiai, tikrai padeda supervizijos, jau šiandien tikrai nekartą minėta, arba pavyzdžiui, mes esame tikrai praktikavę tokius dalykus kaip kolegų susirinkimai, tai yra tam tikra komanda suburiama, kur mes išdiskutuojam situaciją, pagalvojam, o kaip dar galbūt galėtume spręsti, galbūt ten yra kažkoks tai užstrigimas, tai tokios refleksijos gali būti, arba kaip minėjau, kad tikrai kolegos irgi yra didelis resursas. Na ir kažkaip tai siekiam tą pasitikėjimą turėti, pasitikėjimą kurti su užsieniečiais. Dar viena tokia praktika, kurią irgi esame turėję, taip čia parašiau kilmės šalis ir daugtaškis, tai gali būti įvairi ta kilmės šalis, čia pavyzdžiui paveiksliukas, pavyzdžiui Sirija, ar ne, bet gali būti ir bet kuri kita. Tai pavyzdžiui, kai mes gavome, atvyko žmonių lietuvių kilmės iš Venesuelos ir jie buvo, įtraukti tikrai į tam tikras paslaugas ir valstybinėj integracijos programai dalyvavo ir panašiai. Ir mes darėme su kolegom susirinkimą, kad iš tikrųjų mes tokios grupės nesam turėję, mes tikrai Venesuelos konteksto nežinome ir tikrai netekę dirbti, tai yra tiesiog šalis, kur ištiko tokia humanitarinė krizė. Ir mūsų teisininkė paruošė pristatymą, tai apie to šalies kontekstą, kad kas vyksta, ar kas vyko, kas privedė prie to, kad žmonės turi palikti šią šalį, iš kokios aplinkos jie atvyksta, su kokiais iššūkiais susidūrė ir panašiai. Ir tai čia tokia rekomendacija, kad jeigu taip atsitinka, kad kažkokia grupė žmonių galbūt ar atvyksta, ar tenka susidurti, tenka teikti paslaugas, organizuoti, ar būtent taikyti atvejo vadybos modelį ir pagalvojus, kad gal tikrai nelabai žinau, pavyzdžiui, kokia, nežinau, Afrikos šalis Togas. Ir žiūriu, gauname ar ne, galbūt atvejį ar net kelis ir pagalvoju, kad tikrai nežinau, kaip ten žmonės gyvena ir panašiai. Tai yra visai tokia gera praktika, rekomenduotina, mes irgi iš mokymų ją esam pasiėmę, gavus tam tikrą grupę žmonių, galima tikrai pasidaryti tokį ar su kolegomis, ar netgi irgi bendradarbiaujant ir nebūtinai tik tai savo ar organizacijos, ar institucijos viduje, bet tai, kam tai būtų aktualu. Taip. Ir, tai čia yra, kaip ir sakiau, kad paminėjau tos kelis momentus, kurie man atrodo svarbus dirbant su užsieniečiais, gerai tai turėti minty, gerai tai įtraukti į savo praktiką ir panaudoti. Aš tikiu, kad tikrai yra ir daroma daug dalykų, bet gal yra dar irgi, kaip pasakyti, tam tikrų idėjų, kurias galite panaudoti. Ir kaip minėjau, kad truputį grįšiu apie integraciją pakalbėti, kas yra ta integracija. Ir aš taip kažkaip pavadinau, galvoju, tai yra nuo imigrantų iki ateities piliečių. Tikrai yra kai kurių žmonių siekiamybė pilietybė, galim taip sakyti, tą pilietybę gauti, tai reikia ir pragyventi 10 metų, tai yra visai nemažas laiko tarpas ir tam tikrus dalykus padaryti ir panašiai, bet yra žmonių, kurie tikrai tą ateitį mato ir galbūt ir saugiai ir jaučiasi ir kuria savo gyvenimą, savo namus čia. Yra visaip ir iš tikrųjų dabar, kalbant apie integraciją, kaip tik viena organizacija, kurioje dirba sociologai, kaip tik yra paleidusi apklausą būtent pamatuoti tą integraciją. Ir žinau, kad jau apklausa yra įpusėjusi, siekis yra surinkti 1000 atsakymų iš užsieniečių ir tai leistų daryti tam tikras išvadas. Tai irgi, kam būtų įdomu, tikrai pasidomaukite, Diversity Development Group, jie šį tyrimą atlieka ir turėtų artimoje ateityje būti tam tikri rezultatai. Tai kam būtų įdomu, kaip žmogus pats vertina, nes
Aš sakyčiau, finale mano nuomonė tai yra pati svarbiausia nuomonė. Mes galim galvoti, kad, na, žmogus išmoko lietuvių kalbą, gal jau jisai integravosi, žmogus turi darbą ar dar kažką tai, bet iš tikrųjų tikrai žmonės būna komunikuoja, sako, kad jie pragyvena ir tikrai daug metų ir sako, aš visiškai nesijaučiu namuose, nesijaučiu to dalis, o tikrai esu kalbėjusis, bendravusi su žmonėmis, kurie ateina, sako, va, sako, Kaunas yra mano miestas. Ir aš taip galvoju, kodėl jūs taip sakote? Ir sako, aš čia baigiau studijas, sako, aš turiu draugų, aš sako, savanoriauju, man labai patinka, aš sako, jaučiuosi, na, noriu kurti Kauną kartu su visais, kurie gyvena Kaune. Ir, na, ir tokie, vat, pamastymų sukelia kai kurie pasakymai ir taip. Tai vat kaip tas žmogus jaučiasi ir man atrodo, mes irgi kiekvienas esame čia ir klausomės apie tai, nes mums tai yra aktualu, įdomu ir galime prie to prisidėti, kad žmogus jaustųsi labiau kaip namie, labiau kaip dalis, labiau kaip kūrėjas irgi, na, Lietuvos, arba, kaip ir sakiau, kad galbūt pagalvoja ir apie tapimą piliečiu. Tai va, tokie pamastymai apie integraciją ir čia dar vienas toks paveiksliukas vizualus, na, aš labai detaliai nekalbėsiu apie šitus, na, tokius burbuliukus, galim tai pavadinti, bet tas, kuris yra pilkos spalvos ir pats mažiausias, jisai iš tikrųjų vaizduoja tokį išskyrimą, atskirimą, ar ne, antrasis jau truputį didesnis, irgi dar pilkas, jisai kalba apie integraciją tarsi toks yra vaizdavimas, trečiasis, kur margesnis, apie įtrauktį ir ketvirtasis, toks net jau ir formą kitokią įgavęs, tai yra norėta pavaizduoti priklausimo jausmą, angliškai vadinamas belonging, kad aš jaučiuosi priklausantis, jaučiuosi dalimi. Tai yra irgi viena iš integracijos apibūdinimo, irgi kaip ir interpretacija, kad mes kalbam apie būtent kaip žmogus jaučiasi ir gali, kaip ir sakiau, tam tikras laikas praeiti. Ir taip jau į pabaigai, tikiu, kad esate matę šį paveikslėlį, kad pirmasis paveikslėlis, kur tik tai privažiavę prie tų kubelių, ar ne, čia 3 dalyviai, jisai vaizduoja tokią kaip ir lygybę, tarsi visiems sąlygos yra sudarytos, čia gal galėtume spėti, kad galbūt kažkokias sporto varžybas žiūri, ar ne. Antrasis vidurinysis paveikslėlis kalba apie teisingumą, kad tarsi, jau mes sudarom sąlygas, kad jau visi gali stebėti. Ir trečiasis yra apie dalyvavimą, apie participation, angliškas žodis toksai, ir apie dalyvavimą, ką tuom norėta pasakyti. Kalbant apie dalyvavimą, čia aš turiu minty, kad mes kalbame, čia irgi taip pavaizdavau, kad tas ryškiausias žodis tai yra tokia, pavadinkim, siekiamybė, ir jeigu žiūrėtume nuo pačios, kad mes galim galvoti apie tą užsieniečio dalyvavimą tiek, tarkim, atvejo vadyboje, ar ne, kad žmogui sudaromas pagalbos planas, mes jį organizuojam, integracijos priemonės įgyvendinam ir panašiai, tai gal prasidėtų pradžioj nuo informavimo, konsultavimasis gali būti ir su pačiu užsieniečio, ne, įtraukimas, atsakomybių pasidalinimas, bendradarbiavimas, na ir toksai kaip ir tas įgalinimas, jau žmogus ir dalyvauja ir panašiai, tačiau galim pamastyti apie tai, ką dabar sakau, apie tą dalyvavimą, ne tik tai, kad apie pagalbos planą, bet gal žingsnį žengtume, gal galim kalbėti apie jūsų įstaigą ir ar organizaciją, ar jūsų kolegas, kas tai bebūtų, ir galim pakviesti užsienietį irgi kartu, pavyzdžiui, kalbėti apie tas paslaugas, o ar jums padeda, ar galbūt turite kokių pastebėjimų, pasiūlymų, kaip tie poreikiai atliepiami yra ir panašiai. Galima kalbėti ir apie, pavyzdžiui, visą miestą, apie kažkokią, nežinau, miesto strategiją, kuriame gyvena irgi tam tikras skaičius užsienio kilmės Lietuvos gyventojų ir ar mes kartu sėdame su jais prie vieno stalo ir diskutuojame, galvojame, planuojame
ir jie yra viso to proceso dalis. Tai va, tai tokie pamąstymai apie integraciją, kaip ir minėjau, kad tai yra tiesiog, na, idėjos pagalvoti, nebūtinai tai yra, na, vienintelis ir teisingas variantas. Na ir pabaigai, kaip be tų sėkmingų istorijų, tai iš tikrųjų labai trumpai norėčiau tiesiog pasidalinti. Čia yra nuotrauka žmogaus, taip, kuriai buvo irgi sudaromas planas ir panašiai, bet apie ką ta istorija iš tikrųjų. Jinai kažkodėl likusi labai man kaip tokia tikrai inspiracija ir aš galvoju, kad socialiniam darbe tų inspiracijų mums niekada nebus per mažai ir visada galim ir įkvėpti vieni kitus. Ir čia buvo moteris, kuri atvyko į Lietuvą, jai buvo suteiktas prieglobstis ir jinai buvo niekada nedirbusi ir aišku, mes sudarinėjome planą, vertinom poreikius ir panašiai. Ir jinai sako, aš norėčiau dirbti. Ir galvoju, oho, čia bus sunku, nes žmogus ir be abejo kalbos nemoka, 6 vaikai yra ir, na, tokių atrodo daug visokių kliučių, bet jinai tikrai labai buvo pasiryžusi, jinai baigė lietuvių kalbos kursą, tikrai labai mažai išmoko, dėja taip atsitiko. Sunku tiesiog jai buvo mokytis, tada mes savanorį buvome pasitelkę, kuris individualiai mokėsi ir jinai sako, aš noriu maisto gamybos, na, srity dirbti. Tada mūsų užimtumo specialistė surado tokią kavinę, kuri ruošdavo, kaip sakyti, žmonės, kur, na, galėtų pagelbėti virtuvėje, tokie vat baziniai dalykai, kaip tas organizuojamas darbas virtuvėje. Ir taip, ir priėmė ją, mes buvom pokalbyje su šita kavinė ir sako, ar priimtumėt, ar pabandom. Ir ta kavinė sako, na, pabandom. Ir ši moteris, čia yra nuotrauka, jinai pirmą dieną atvykusi į šitą kavinę, jau į tą kursą, tai pavadinkime, tai jinai man tokia brangi ta nuotrauka, jinai baigė iš tikrųjų tą kursą, išklausė valandas ir jinai įsidarbino ir viskas pavyko, tas planas, kuris buvo svajotas, ir tai užtruko apie 9 mėnesius, tokia trukmė buvo viso to proceso. Tai va, tai toks smagumas. Ir dar viena istorija, irgi labai trumpa, irgi tokia galbūt galima sakyti, tokia gal ir svajonė buvo, tai yra apie savanorystę su užsieniečiais, ar ne. Ir čia yra nuotrauka, kaip pavyzdys, tai yra užsieniečių šeima, į kurią atėjo lietuvių šeima kaip savanoriai, kas labai retas dalykas buvo ir atsimenu, kad mes su kolegom buvom pasvajoję, sakom, o jeigu ateitų visa šeima pas šeimą, nes paprastai jaunimas ar vyresnio amžiaus žmonės pavieniui savanoriauja. O čia taip atsitiko, kad atsirado tokia šeima, kuri ir lietuvių kalbą praktikavo ir kaip aš sakau, dalinosi kultūra. Tai va tokie apie kartais svajones ir tokius, na, tokius dalykus, ko kartais taip visai ir nutinka. Ir atrodo pasvajoji ir atsitinka. Ir turbūt tiek. Ir noriu padėkoti, ačiū labai, kad klausėte. Na ir pabaigai kalbėjom labai daug apie pagalbą kitam ir apie kitą, bet noriu pabaigai palinkėti, kad nepamirškite pasirūpinti ir savimi. Tai va, turbūt tiek. Ačiū Gintarei Kazakevičienei, iš tikrai labai įdomų ir informatyvų pranešimą. Pereinant prie klausimų, norėčiau dar tokią informaciją dėl pažymėjimų priminti, kad dėl jų nereikia rašyti komentarų skiltyse, mes visiems juos gausite per 14 dienų, pažymėjimai bus išduoti visą laiką išbuvusiems paskaitoje. Taip pat komentarų skiltyje bus ir nuoroda į paskaitos vertinimą, tai prašome taip pat visus užpildyti į paskaitos vertinimą. Na, o dabar taip pat pranešimas sulaukė nemažai ir klausimų, tai jeigu galima, pradėkime ir klausimus Gintarei. Kaip vertinate socialinio darbuotojo vaidmenį formuojant visuomenės požiūrį į migrantus ar pabėgėlius, ar jis turėtų būti aktyvesnis? Labai geras klausimas. Galvoju, kaip vertinu ar ne. Aš tai galvoju, kad tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų
užsienietis atvykęs ar ne, jis ateina, tarkim, pavyzdžiui, pas socialinį darbuotoją ar ne, ir tai yra, aš tai būna sakau kolegom, įsivaizduoja, tai yra pirmas žmogus, kuris jį priima ar ne, kuris jį palydi, nes, na, tas socialinis darbas yra ir apie tarpininkavimą, palydėjimą ir atstovavimą. Ir man atrodo, tas ėjimas kartu, ne tik tai fizinė prasme, bet tiesiog, na, ta kelionė, nuo kurios užsienietis pradeda savo gyvenimą Lietuvoje, man atrodo, kad tai yra labai svarbu tiek jam pačiam, tiek kur yra keliaujama, kas yra įtraukiama, su kuo yra bendradarbiaujama. Ir manau, kad jeigu ir socialinis darbuotojas pats tikrai tiki tuo žmogumi, tai yra žmogus turintis tikslų, mes tikrai galime kažką, na, prasmingo sukurti kartu, nuveikti. Ir manau, kad tai tikrai labai turi daug galios. Mano tokia nuomonė. Kaip ir šiandienos paskaitos tema yra apie galią. Taip. Ačiū už atsakymą. Kitas klausimas. Kiek socialinio darbo profesija Lietuvoje šiandien yra girdima formuojant visuomenės nuostatas apie pažeidžiamas grupės? Iš tikrųjų galvoju, net ir nežinau, kaip būtų. Net nežinočiau, kaip atsakyti. Žinau, kad pavyzdžiui, iš mano patirties tokios, kada kolegos pas mus, na, kolegos ar ne, ateina žmonės dirbti į Raudoną kryžių, kurie yra socialiniai darbuotojai ir jie renkasi šią sritį, labai dažnas pasakymas būna, kad sako, na, dirbau kažkur ir labai įdomu, sako, nepažini sritis, norėčiau pasigilinti, norėčiau žinoti daugiau, norėčiau išmokti kažko, pasižiūrėti, o kaip va čia vat yra. Tai manau, kad tas smalsumas irgi, na, smalsumas ir turbūt noras augti, noras, nežinau, kūrybiškumą savo ugdyti kaip darbuotojo atveda į tokią sritį socialinius darbuotojus. Ačiū už atsakymą. Ar būna, kad migrantai bijo institucijų? Kaip tai įveikite? Taip, tikrai tai būna. Ir kaip ir minėjau, kad mums taip yra netgi ir tikrai ne kartą sakė per mokymus, kad dažnai žmonės neturi pasitikėjimo institucijom, nes savo šalyje tą yra praradę, to neturi, jų yra negynę, jais nesirūpinę pati valstybė ir atvyksta su šia patirtimi. O šiaip aišku, kad stengiamės tą ir, na, požiūrį pačio ir žmogaus keisti, turiu minty pačio užsieniečio. Ir vat, pavyzdžiui, nesena visai situacija, kolegė irgi sako, kad, na, žmogus atvyko, jinai konsultuojasi su migracijos departamentu dėl tam tikrų niuansų, dėl tam tikrų ten dokumentų ir žmogus klausia, sako, ar jūs skambinate draugiai? Ir jinai sako, matau, kad kelis kartus reikėjo pakartoti, kad ne, čia yra institucija ir, na, mes į ją nuvažiuosim, ten tam tikrus dalykus reikės pasidaryti. Ir tiesiog dalinosi tuo, kad žmogus berods 3 kartus klausė, kad ar čia jūs kalbate, na, su kažkokiu draugu. Tai čia tokia, vat, irgi, galvoju, visai tokia iliustracija, bet šiaip iš tikrųjų aš manau, kad per praktiką tai įgyvendinama, tai yra, kad jeigu nueinam, žiūrim ir situaciją įsprendė ir gal, nežinau, dokumentų sutvarkė, ar kas tai bebūtų ir žmogus, na, priimtas buvo ir visa kita, tai aš manau, kad tai keičia, nes pamato, kad, na, veikia dalykai, arba būna taip, kad žmogus ir pats nueina ir jam pavyksta irgi išsispręsti savo klausimą ir irgi tikrai pasidžiaugia. Tai tikrai to yra. Ačiū už atsakymą. Ar Lietuva yra migrantų svajonių šalis? Ar daug jų dalyvauja jūsų organizacijos programuose ir lieka mūsų šalyje? Žmonių iš tikrųjų liekasi. Ar ta svajonių šalis? Geras klausimas, nes jeigu galvoti, iš kur žmonės atvyksta, tai tikrai yra toksai, galima irgi pamatyti, tokia internete yra vizuali statistika, kad kaip bebūtų, jeigu tam tikroje šalyje, na, vyksta, pavyzdžiui, karinis konfliktas ar panašiai, žmonės pirmiausia traukiasi į kaimyninę šalį. Jeigu mes paimsime, kad tarkim
tarkim, top 5 iš kur pasitraukia žmonės, tai visada kitas top 5 priimančių šalių, jis yra kaimyninės šalys. Tai rodo, kad žmonės, kai kartais galvojama, kad labai nori, nežinau, į Švediją ar kažkur tai nuvykti, tai rodo, kad vis tik į kaimininės šalis, kaip pavyzdžiui Baltarusijos, ar ne, iš Baltarusijos asmenys atvyksta į Lietuvą. Ir arba pavyzdžiui iš Ukrainos irgi atvyksta kaip į tokią artimesnę šalį. O šiaip, kuom žmonės, kiek aš esu bendravusi, kiek va dabar kokių minčių turiu galvoje, tai tikrai žmonės dažnai dalinasi, kad Lietuva yra labai saugi šalis. Aš sako, galiu išeiti pasivaikščioti, aš galiu į parduotuvę nueiti vakare ir panašiai. Tai tikrai yra ir labai gerų atsiliepimų ir pasidžiaugia, kad sako, iš pradžių atrodė nežinoma šalis, bet paskui nustemba, kad tikrai labai teigiama nuomonė susiformuoja. O ar tas svajonių, gal ne visai, nepasakyčiau turbūt, kad svajonių tiesiog būna, kad tenka pasirinkti, atvykti. Ir be abejo, mūsų, galim taip sakyti, tokios labiau kaimininės šalis, ar ne, kurias paminėjau, tai dar atvyksta ir dėl to, kad gali susikalbėti tam tikrą kalbą. Tai irgi yra vienas iš motyvų. Būna dar, kad gyvena galbūt giminaičių kažkokių tolimesnių, būna, kad taip, giminaičiai arba draugai galbūt kažką pasakoja, tarsi tokios kaip rekomendacijos. Ačiū. Kokie didžiausi iššūkiai dirbant su emigrantais? Kalbos barjeras, ar įstatymų, ar požiūrio skirtumai? Didžiausi iššūkiai, turbūt didžiausias iššūkis jau iš mūsų kaip nevyriausybinės organizacijos perspektyvos, kad sudėtinga žmogui nueiti vienam, pavyzdžiui, ir spręsti savo klausimus, kada tie klausimai yra, savivaldybės lygmenyje, tam tikri dokumentai, registracijos ir panašiai. Tai taip, tai yra arba kalbos barjeras, gali būti, kad būna tikrai dažnai žmogus tiesiog nežino, jis tiesiog nežino, ką jam reikia padaryti, arba kad nežinau, deklaruoti gyvenamą vietą, tam tikri žingsniai pirmiausia yra, arba ten, tarkim, išsinuomavus būstą, jeigu noriu pretenduoti būsto nuomos kompensaciją, ten sutartis, oficiali registracijos, visokios ir panašus dalykai, tai dažnai būna taip, kad žmogus tiesiog nežino ir nebūtinai sulaukia tos, tokios pagalbos, nes nesakau, kad yra tikrai, aš taip nesakyčiau, kad visur, bet yra tai didelis iššūkis žmogui savarankiškai nueiti ir kad jis būtų, tarkim, palydėtas tam tikrais žingsniais, ką jam reikia susitvarkyti, ar nukreiptas, ar dar kažkaip tai. Dažnu atveju, dėl ko atvyksta ar socialinis darbuotojas, jeigu žmogui taikoma atveju vadyba, ar nebūtinai nevyriausybinės organizacijos atstovas, kas tai bebūtų, dėl ko vyksta palydėjimai ir atstovavimas, būtent dėl šitų priežasčių, kad tiesiog reikia tokios pagalbos. Ačiū. Ar jūsų organizacija turi vertėjas dėl susikalbėjimo su įvairių valstybių piliečiais? Taip, mes su vertėjais dirbame, turime vertėjus, tai yra turime sudarę sutartis, galima taip sakyti, taip pat naudojamės, kaip dabar pradžioje minėjau, naujas visiškai šiais metais startavęs dalykas, tai yra PIOS vertis sistema, galima rasti PIOS puslapį, kur galima užsiregistruoti ir gauti nemokamai vertėjus, pasitelkiant savo darbe. Ir taip pat mes esame tikrai ir turime, ir turėję esame vienu metu daugiau, kitų mažiau, ir užsieniečių dirbančių pas mus, kurie yra mūsų kolegos, arba pavyzdžiui, turime irgi žmogų, kuri persų kalba, kuri tiesiog labai myli tą kultūrą ir panašiai, išmokusi kalbą ir tokių įvairių dalykų, bet taip su vertėjais vienareikšmiškai visada, jeigu reikalingas, visada pasitelkiamas vertėjas. Darbuotojai kalba anglų, rusų kalbomis, visi, kurie kontaktuoja su žmogum, o visom kitom kalbom taip yra vertėjai. Ačiū. Kolegė klausė, kur dabar turbūt klausimas aktualus ir visuomenė yra tokia nuostata ir daug diskutuojama apie tai, čia turbūt ir kolegė socialinė darbuotoja teikdama paslaugą šeimai, būtent atvykusiai. Ir esmė klausimo yra, kaip jūs manote,
apie lietuvių kalbos bendravimą teikiant paslaugas. Ar tai turi būti teikiama lietuvių kalba, nors asmuo jau gyvena keletą metų, 4 metus ir galėjo jau kaip ir pats išmokti kaimyninės valstybės, sakykime, asmuo atvykęs gyventi, bet jis vis dar neišmoko tos lietuvių kalbos. Tai kaip patartumėte, ar mes labiau turėtumėm bendrauti tą kaimyninę kalbą, ar vis dėlto lietuvių kalbą? Kokia jūsų būtų nuomonė? Čia iš tikrųjų dar yra tokia problema su kalba, kad žmonių, iš tikrųjų mes turime didžiulį poreikį mokytis kalbą, mes sulaukiam labai daug laiškų, aš net galėčiau tai pasakyti, kad turbūt kas antrą dieną aš gaunu ar iš info kažkokio pašto, ar kaip gaunu laišką su paklausimu, kad norėtų mokytis. Bet kalbant apie tai, kad nėra, žmonės nori mokytis, aišku, nemokamai lietuvių kalbos, to nelabai yra, kursų ne visi gali sau leisti ir tada gaunasi žmogui išmokti ir išsilaikyti egzaminą, į egzaminą užsiregistruoti eilės yra didžiulės ir yra tikrai gan sudėtinga, mes apie tai irgi esame komunikavę ir va čia tokia va ir dilema, tarsi poreikis yra mokytis lietuvių kalbą, bet sąlygų tokių, kad tikrai žmonės galėtų tikrai mokytis profesionaliai. Pas mus žmonės ateina dalyvauti klubuose lietuvių kalbos, tai yra tokia šnekamosios kalbos praktikavimas, bet kaip minėjau, kad bendrai tai yra tikrai didelis poreikis ir na ir va, ir čia tokia ir problema atsiranda. Jeigu tas poreikis būtų patenkintas, va tada klausimas, ar tada kalbėtume apie tai, kad kaip teikti tą informaciją ir paslaugas. Taip, ir yra dabar, aišku, įstatymas, ar ne, nuo naujų metų, kad ir žmonės dirbantis paslaugų srity privalo būti įsilaikę egzaminą ir taip toliau, bet yra už to tikrai įvairių priežasčių. Būna, kad žmonės tikrai laukia, jie laukia dar grįžimo į savo šalį, nesimoko kalbos, priešinasi, galima sakyti, tą integraciją dėl įvairių priežasčių ir jos gali būti ir įvairios, ir psichologinės, ir visa kita. Na ir ką mes darom, jeigu taip atsakyti, taip, mes pasitelkiam tikrai vertėjus, jeigu reikia žmogų palydėti. Ir panašiai, taip, kolegos eis palydės, nes vis tiek tą klausimą reikia spręsti. Ir žmogus tikrai visada yra skatinamas mokytis kalbą, tik tai, kad galimybės mokytis ne visada yra. Kartais ir darbai, kartais yra, tiesiog irgi daugybė rūpesčių tokių įvairių niuansų yra. Bet jeigu manau, kad daugiau būtų organizuojama mokymo lietuvių kalbos, tas, tiesiog žmonės daugiau jos ir mokintųsi, o dabar tai va yra tokių įvairių tokių, apribojimų, galim taip sakyti, praktikoje. Ačiū už atsakymą. O sakykit, paskutinis turbūt klausimas, o jūs patys sulaukite pagalbos, toksme, dėl emocinio perdegimo, dėl to sunkaus darbo, kaip su šitą? Mes irgi turime supervizijas ir tikrai visko būna, tikrai būna ir sunkių situacijų. Ir visokių, taip, tai yra supervizijos, yra tikrai, mes turime ir tarp kolegų, kaip paminėjau, būna, kad tikrai ir pasitariam kai kuriais atvejais, kartais ir specialistus įvairius pasitelkiam ir tikrai, kad taip, tas darbuotojas neliktų vienas. Taip pat tikrai dar tokią praktiką turim, kad ir mokymų įvairių, mes karts nuo karto turim, tarkim, pavyzdžiui, turėję esame iš Danijos mokymus, mes jų ieškojam, nes danai irgi labai stipriai dirba su atvejo vadyba, ar ne, tai mes paprašymą mums organizavo, esame pasikvietę amerikiečius vienai savaitai, turėjom labai intensyvius mokymus irgi apie atvejo vadybą darbę su užsieniečiais. Tai va tokių visokių dalykų yra. Ir čia kaip irgi girdėjau, kolegai prieš tai minėjo atostogos, tai visi labai kolegos kviečiami atostogauti. Ir kažkaip truputį atsibūsti, nes tikrai visokių situacijų būna ir tų, atrodo, dalinamės ir tom smagiom istorijom, bet tikrai yra visko ir netekčių yra ir tikrai ir žmonės tikrai patys ne visi ir motyvuoti priimti tą pagalbą, bendradarbiauti ir visa kita, tai visko yra, bet kažkaip tai stengiamės tą balansą kažkaip jį palaikyti.